sugalvojom paprenkinti iš draugo šrotininko. Tai iškart įspėjau, visi sveiki, gyvi, nieks nesusipyko, viskas tvarkoj, o pardavėjas pasirodė kaip aukščiausio lygio aptarnavimo sferos darbuotojas, labai kantrus. O šita visa situacija tai tiesiog hiperbolizuotai parodo liūdną mūsų šrotų kasdienybę. Antoniukas rado savo dalį, bet biškiam per brangiai, tai skambina pasidarėti. Alio. Labą dieną. Labas. Radau pas jūs RRR detalę. Galiu pasakyti koduką vidinį. Tuoj. ARA 13978. Sakykit, o kainą dar galima paderinti kažkiek? Man čia ant siuntimo, nes siuntimas brangokas. Čia numeris šratims kažkoks tai? Jo, tai gal sakau, kopi 50 centų būtų galima padaryti. Man apsimakiau tą detalį išmesti, negu parduoti, tiesą pasakyti. Matot, iš Vilniaus man tolokai biški važiuoja dėl to, tai o 70. Ne, aš kainos tai netobulinsiu iš tikrųjų, nes ten ir taip ta kaina jau tokia, kad ten, sakau, apsimakiau man paimti išmesti, negu ten pakuotintinėti, dar kažką tai daryti. O jeigu atvažiuočiau, gal padavanotumėt? Alio. Alio. Girdit mane? Nu, už eurą bent jau galit padaryti tada. Alio. Nuolaidos nepadarė Antoniukui, bet vis tiek nusipirko, tikėkimės grąžinti nereikės.